Audronė Aniulienė, Briuselio antrosios Europos mokyklos lietuvių kalbos ir filosofijos mokytoja. 2024 lituanistinio švietimo mokytojo dėstytojo premijos, kurią skiria Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, laureatė. Labą dieną, Audronė. Sveiki. Pradėkim nuo jūsų asmeninės istorijos. Kaip jūs atsidūrėte Belgijoje? Koks tas kelias? Kodėl ten išvykote ir pradėjote dirbti? Na, tai buvo prieš 9 metus. Kaip tik mano visos 3 dukterys jau buvo palikusios namus, išvykusios į studijas, kai kurios jau ir baigusios. Ir tas, kaip žmonės sako, ištuštėjęs lizdas. Ir kažkaip taip ir liūdėsėlio tokio būto, ir valgyti per daug padarai jau kaip šeimai ir visa kita. Ir užkliuvo akis už vieno skelbimo Lietuvos ryte, kaip pamenu, kvietimas lituanisto darbui Europos mokyklą. Aš net nežinau, kas yra Europos mokyklos, tai tada pasidomėjau internete, kas tai yra. Ir galvoju, gal ten kažkokių reikia ypatingų mokytojų, gal čia ne man, bet vakare kažkokia refleksinė mintis tokia užplaukus. Jeigu aš taip galvosiu, tai aš taip ir būsiu ta žioplė, kaip aš galvojau, tai reikia pabandyti. Kai pabandai ir pasiseka. Ir taip iš karto? Ne iš karto, tikriausiai iš antro karto, aš taip sakyčiau, bet tas antras kartas buvo jau toks daug tobulesnis, kad iš karto pirma vieta ir galėjau net pasirinkti Liuksemburgą arba Briuselį. Rinkausi Briuselį, nes jau ten buvo lietuvių sekcija, daugiau lietuvių mokytojų ir gal daugiau vaikų. Kažkaip gal toks jau pasirodė praktiškesnis jau ten tas gyvenimas, susibūrusi ta bendruomenė. Daugiau savų. Daugiau savų, gal aš tokia dar ir trapesnė jaučiausi, kažko nežinau, gal ir baimių dar tokių turėjau, kaip ten bus, kai daugiau yra, daugiau kažko gali paklausti. Va, taip, ir be to, kita kolegė, jos sūnus buvo Briuselyje ir kai aš paklausiau, kai jūs komisija, kai klausia, kurią vietą jūs norėtumėt, tai aš sakau, jūs dar nepaklausė tos moters, kuri liko antra. Ir kaip tik jin pasakė, kad jos sūnus ten ar mokosi, ar praktika kažkokia, ar Erasmus projektas, jau nebepamenu tiksliai, Liuksemburgė ir labiau ten norėtų. Tai tada ir labai lengva buvo apsispręsti, nes man nebuvo kažkokio tai stimulo ar ta vieta, ar ta, bet kažkoks naujas toks pedagoginis iššūkis. Aišku, buvo įdomu ir žinojau, kad ten yra Europos bakalaureatas, visai kitokia programa, ne ta pati kaip tarptautinio bakalaureato, ne tokia kaip Lietuvoje. Tai toks naujas pedagoginis. Įdomu tiesiog, ar ne pačiai smalsu išbandyti. O tai buvo jūsų pirmas kartas gyvenime, kaip tas išvykimas į kitą šalį dirbti? Būtent. Tai kitaip sakant, jūs emigranto duonus paragavote? Taip. Tų galimybių, kad išvažiuoti kitą šalį buvo, aš esu iš Tauragės, iš pasienio, tai būdavo, kad fakultatyvai Tilžės krašte, nenoriu sakyti tų rusiškų pavadinimų, man mėlesni tie senieji, būdavo, kad mokytojai iš mano miesto važiuodavo kažkaip. Man neteko, bet tikriausiai irgi gal būčiau padėjusi tiems vaikams, lietuviams, mūsų tai buvusiai mažoji Lietuvoje, tam krašte. Bet realiai tai pirmą kartą tokiais darbiniais sumetimais, pedagoginių tokių iššūkių paieška, kažkokios kitokios įvairovės. Gal jaučiausi jau tam ir subrendus, jau daug metų mokyklai dirbta ir įvairiose mokyklose, ir kaimo mokyklai buvo dirbus, ir miesto mokyklai, ir paprasto, ir gimnazijoje. Ir net suaugusių centre su kitataučiais buvau dirbusi, tai man atrodė, dar kažką tokio vis tiek įdomu. Turėjote tokį jau nemenką bagažą praktikos, bet, ką aš noriu jūsų klausti, bet šalį tai keitėte pirmą sykį? Taip. Nesunku buvo palikti namus, kur viskas aišku, žinoma. Savas kraštas, sava šalis irgi, tokia savotiška komforto zona, ar ne? O čia staiga visai į nepažįstamas aplinkybės į kitą šalį, kur vėl turi kurtis iš naujo, dėliotis dalykus ir... Tiesą sakant, be abejo, nelengva, nes ten niekas nelaukia išskėstomis rankomis.
pačiu gyvenimu turi pats pasirūpinti, yra tik tai tau darbo vieta, kuri visada garantuojama, kad bus pilnas krūvis, ne taip kaip Lietuvoje kartais pavasarį jaudindavomės, kiek tų pamokų bus, kiek kaip. Ten visada yra garantuojamas mokytojų krūvis, ar kažkaip sudarys iš kažkokių kitokių pamokų, gal pridės ar kažką, dažniausiai kokia etika. Ir palikti šalį gal nebuvo taip sudėtinga, nes vis tiek svarbiausia yra žmonės, artimieji, su kuriais palaikai ryšį. Bet kaip minėjau, mano vaikai jau buvo suaugę, tai galima grįžti, susisiekimas tikrai geras, ar skristi į Vilnių, ar skristi į Kauną, man Kaunas dar arčiau ir patogiau. Ir pigiau, jeigu suskaičiuoti ir tokius buitinius dalykus. Ir pas mane vaikai atvykdavo ir viena duktė net irgi turėjo iššūkį Olandijoje, kurį laiką dirbo, tai susitikdom savaitgalį ten tokį, irgi jos darbo iššūkis trumpam buvo išvykusi. Tai manyčiau, kad vietą pakeisti nėra taip sunku, gal labiau sunkiau susidoroti su visokiu tokiu ilgesiu, bet irgi įmanoma, mokytojai turi daugiau atostogų, galima grįžti, iš pradžių grįžinėjau kiekvienas atostogos, paskui kartais leisdavau savo pakeliauti su kolegėm, susidraugauji. Estai ir lietuviai didžiausi draugai, latviai, tai iš tikrųjų jaučiau tą tokią mūsų baltišką kultūrą. Pirmieji, kurie padėjo, tai savi lietuviai, estas mokytas gretimam kabinete ir Latvija mokytoja, tai nesijauti tada vienišas ir tie visi sunkumai lengviau įveikiami, bet tada jauti tokią gražią skolą. Tai kitais metais aš priėmiau kitą kolegę, pagyveno pas mane, kol susirado būstą, paaiškini, kaip įsikurti. Ir tokių nemalonių situacijų yra, pavyzdžiui, negali atsidaryti banko sąskaitos, jeigu neturi gyvenamosios vietos, o jeigu neturi gyvenamosios vietos, to negali, toks užburtas ratas. Tada tiesiog užteko ranką parašyti raštelį, kad tokia ir tokia gyvena ten ir ten pas mane, aš esu atsakinga ir taip galima. Ir taip dar kitais metais vėl kitą kolegą priėmiau, taip atrodo tokia gražiai, tokia žmogiška skola, pagalba, kad žmogus nejaustų to streso, atrodo, kad tu pats išgyvenai. Bet aišku, jo kažkiek jaus, bet jis gali būti mažesnis. Papasakokite, prašau, apie savo mokinius. Vaikai yra vaikai visur, tie patys, ar Lietuvoje mokai, ar ten mokai. Galbūt dabartiniai mokiniai, kurie papratę su tėveliais keliauti dėl diplomatinių tėvelių darbų, jie tokio, aš manyčiau, kad jie turi daugiau patriotinio jausmo. Labai malonu matyti, net berniukas, tokius siūlelis ant kakliuko ir gintarėlis pakabintas, kažkokia juostelė tautinė ant kuprinės ar kažkoks ženkliukas. Aišku, gali būti ir tėvelių įtaka, bet rašinėliuose kokiuose matai, kad vaikas rašo, aš jau pradedu eiti į mokyklą, svajoju apie vasaros atostogos pas senelius, lietuviškus sūrelius, girą mini ir taip toliau, ten po kokių atostogų, kartais dėžutėse, ką valgyti atsineša per trumpesnę tą pertrauką, jau pakvimpa kokiom lietuviškom dešrom, ar dalyjasi. Tai tie mokiniai, tokie, aš manyčiau, tokio turi daugiau gal tokio patriotinio jausmo dėl to, kad jie žino, jaučia, ką reiškia palikti Lietuvą namus. Aišku, kai kurie jau yra gimę ten, kurių tėveliai gal turi ilguosius kontraktus, bet labai dažnai atvažiuoja 3 metam. Kartais ir tie patys sugrįžti, jau turėjau ir tų mokinių, 3 metus buvo, paskui išvyko ir vėl po 4 metų tėveliai tikriausiai ten irgi kažkokia jų rotacija darbė yra. Tai va, tie vaikai džiaugiasi irgi sugrįžę. Jie yra, manyčiau, draugiškesni, kadangi yra tarp kitų tautų vaikų ir jie sueina tik į lietuvių kalbos pamokas, vyresni, kad visa klasė, nes taip išsibarsto, jie sumaišyti yra su kitų tautų vaikais. Tai jie ir vieni kitų pasilgsta, ir vieni su kitais bendrauja ir taip jau, aš jaučiu tą tokį šiltą jausmą ir šiemet labai didžiuojuosi savo auklėtiniais, abiturientais, kurie taip pasistengė, kad mūsų kalbinės sekcijos rezultatai, visi Europos bakalaureato baigiamieji rezultatai
ir metiniai, ir finalinių egzaminų yra patys geriausi tarp visų mūsų kalbinių sekcijų. Po mūsų švedų kalbinė sekcija, paskui vokiečių ir visi kiti žemiau. Tai mes labai didžiuojamės rezultatais. Nors tai nėra sustiprinto ugdymo kažkokia mokykla, yra ir spec poreikių vaikų, bet Europos bakalaureato programa, jeigu aš jau lyginčiau lietuvių kalbos, iš tikrųjų yra sudėtingesnė pas mus nei nacionalinė programa Lietuvoje. Tai vaikai mokosi lietuvių kalbos, kalba lietuviškai, kas atvažiuoja. Labai dažnai sulaukiam svečių arba patys rašom projektus, arba ir žmonės parašo projektų atvyksta pas mus, tai visada stebisi, kaip gražiai lietuviškai kalba mano mokiniai, mūsų mokiniai. Didžiuojasi. Mes esam visa sekcija, aš turiu sakyti, mūsų mokiniai. Ir jūsų daug įdirbio tame iš tiesų. Ką vaikams reiškia lietuvių kalba? Jūs galit kažkaip stebėdama iš šono tuos vaikus pamėginti, pamatyti? Mes kasmet dalyvaujame Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto, Lietuvių kalbos draugijos, Lietuvių kalbos komisijos rengiamuose konkursuose pasakojimai apie gimtąją kalbą. Tai būtent šiemet, pavyzdžiui, mes turime 2 laureatus, 1 vieta ir 3 vieta, bet siuntėme visą rinkinį abiturientų. Jiems buvo toks kaip ir kūrybinis darbas ir laisvas žanras, tai buvo ir eilėraščių, ir haiku, ir impresijų, ir šiaip samprotavimo. Buvo iš šaradų, iš įvairių dainų sudėtas visas kūrinėlis ir reikėjo spėti, kas įdėta. Tai jeigu paskatini, jeigu tu pats kaip mokytojas kažkaip rodai tą pavyzdį, kad tu tuo džiaugiesi, didžiuojasi, kad tu esi lietuvis ir tarp kitų, būtent Europos ta dimensija tokia daugia kultūrė aplinkoje. Ir ne per daug savimi išsididžiuoti, bet tiesiog jaustis savitai tarp kitų tų tautų. Ir mažiukai irgi tai suvokia ir džiaugiasi, ir kai jiems apie tai kalbi, kai juos skatini ir džiaugiesi jų užrašyta, pasakyta mintimi, man atrodo, tai jiems irgi labai svarbu. Ir šiuo metinėme minėtame, ką tik mano konkurse ir mano vienos mokytojos, vienos mokyklos darbų buvo daugiau nei pusė visų darbų, kurie buvo iš visos Lietuvos siųsti. Tai rodo, kad tikrai tie vaikai, jeigu paskatinti rašo, tai jiems tai yra įdomu, svarbu. Galų gale ir galbūt ir pagarba man kaip mokytojai, kaip lietuvių kalbai, kai aš esu tas ryšys tarp Lietuvos kalbos, mūsų kultūros su tais vaikais. Apskritai ypatinga ta laida ir 1 vieta lietuvių kalbos olimpiadoje, šiemet Vilniuje buvo. Pernai irgi buvo 1 vieta, buvo Druskininkuose olimpiada. Tai ne tik tom vietom didžiuojasi, bet didžiuojasi tuo žmogumi, kuris kalba lietuviškai, kuris originaliai kažką gali padaryti, parašyti, pasimėgauti tą kalbą, ką su jie galima padaryti, ką sukurti. Tai irgi smagu. Ir dar... Audronė, būnant užsienyje, girdint nuolatos kasdienybėje kitą kalbą, kitos užsienio šalies kalbą ir bendraujant lietuvių kalba tik namuose, tikrai yra, kaip čia pasakyti, negali sakyti pavojus, bet atsiranda daugiau galimybių primiršti šiek tiek tą kalbą, gimtąją kalbą, nes natūraliai visur bendrauji kita kalba. Ir, pavyzdžiui, vaikai, kurie užsienio šalise gyvena, eina į tas vietos mokyklas, tai ten irgi, sakykime, daugiau kalbama kitomis kalbomis, su draugais bendraujama. Tai yra toks pavojus. Ką daryti, kad, mes kalbėjom su kitais mokytojais, kaip išlaikyti tą, sakykime, lietuviškumą ir tą kalbą šeimoje, kad vis tiek tėvelių indėlis yra nemažas, ko gero čia. Ne? Mano situacija yra kur kas geresnė šito klausimu, kadangi mūsų mokykla yra formalaus ugdymo. Taip, tai nėra šeštadieninė mokykla. Tai jie kasdien mokosi lietuviškai. Tiesa, yra mažėliau lietuvių kalbos pamokų.
Bet lietuviškai, kai yra kalbinė sekcija, ką reiškia Europos mokyklų kalbinė sekcija? Tai pagrindiniai dalykai dėstomi gimtąją kalbą. Tai toks yra privalumas. Tai ir matematika, biologija, fizika, chemija, lietuvių kalba, filosofija bus mokoma lietuvių kalba. Antrąją užsienio kalbą, kokie jau turėtų pasirinkti anglų ir prancūzų kalbą mokiniai, tai menai, sportas, geografija, istorija, ten vyresniesiems jau paskui integruoti mokslai atsiranda, laboratoriniai gal darbai, ekonomika, tai jau užsienio kalba. Bet vaikai daug tos lietuvių kalbos girdi, mažesniesiems daugiau gimtąją kalbą yra pamokų, humanitariniai dar mokslai ten yra, tai jie daugelį pamokų, ne tik lietuvių kalbos pamokose kalba lietuviškai. Aišku, tos įtakos kitų kalbų yra, bet tokia buitinė ta įtaka. Tarkim, sakys Lokeris apie savo spintelę, kur dažniau girdi, bet aš nemanau, kad tai yra tokia didelė yda. Mes kaip tik šiemet dalyvavome ir forume, Lietuvių kalbos komisija organizavo, būtent apie keliakalbystę. Ar tai daugiau ydų turintis kažkoks reiškinys, ar tai yra privalumas. Ir vis dėlto ten tyrėjai įvairūs kalbėjo, kad daugiau privalumo, nes augdamas vaikas jis gali makaluoti tų žodžių kartais. Bet ateina ta vidinė tokia branda, kai jie tada pradeda atsijoti visus tuos dalykus. Ir aš tai irgi pastebiu, kad šnekamoji kalba per pertraukėlę, kur nors ten gali išgirsti tų žodelių, bet jie žino, kaip rašyti, jie stengiasi. Būna tų verstinių konstrukcijų, bet gal čia sunkiau vaikams, kurie yra iš mišrių tų keliakultūrių, tarkim, keliakalbių šeimų, bet ir tai aš galiu pasidžiaugti. Meno bangos spausdino vieno mano mokinuko, kur aš savanoriauju kartais iš kitų sekcijų, tarkim, ten gimė, augę, tėvai leidžia, sakykime, į prancūzų kalbos sekciją vaikelius ir jie nori ir lietuviškai išmokti, vienas iš tėvų kartais lietuvis ir prašo, nesusidaro grupė formaliai duoti, tai vieną kartą per savaitę pamokau. Tai meno bangos gimtoji kalba jau keletą darbelių spausdino ir laureatų yra. Vadinasi, kai nori, kai dar kažkas namie padeda, tėtis ar mama, kurie kalba lietuviškai, yra daug kas įmanoma. Ir aš jau tada neimu į galvą, kad ta R ne lietuviška ar kažkokia jau prancūziška ar kitokia. Reikia vaiką skatinti tuo pasidžiaugimu, kiek jis padarė pažangos, ką jis pasakė, o kad ten ar klaidelė, ar kas, tai klaidos baimė gali užmušti ūpą. Tai reikia kažkaip išlaviruoti, kad ir tą klaidą pataisyti, ir paskatinti mokinį, ir nebijoti klausti. Tai čia ir mokytojo darbas, ir tos atmosferos, kokie susidaro klasėje. Manyčiau, kad mano mokiniai tuo klausimu tikrai yra gana motyvuoti ir tokie širdingi, bendrauja gimtąją kalbą, labai gražiai, nuoširdus auklėjami šeimose. Vis tiek privalumas tas, kad tėveliai visi ir išprusę, ir kiti ir apdovanoti už nuopelnus Lietuvai, tai aš įsivaizduoju ir šeimoje ta dvasia tokia lietuvybės yra. Bendruomenė lietuvių yra jau seniai suburta Belgijoje, labai daug renginių tokių ir bendruomenės, ir kultūros centras yra, ambasada, mes ir naujų tradicijų susikūrėm. Pavyzdžiui, Liepos 6-ąją, kaip tik mūsų pasibaigė dažniausiai prieš tai mokslo metai, visi giedame himną ambasadoje ir apdovanojame abiturientus ir ypač tokius iškilius. Šiemet 3 abiturientai buvo apdovanoti viceministro padėkos raštu, pagerbti ir iš Lietuvos sulaukė dovanų, ypatingų knygų. Tai visu tuo tiesiog reikia gebėti džiaugtis, tai grožis tas, o kalbų aplink tai yra daug. Ir gerai, ko gero. 9 kalbinės sekcijos mūsų mokykloje, bet pačių kalbų daugiau yra, kiti neturi tų kalbinių sekcijų. Tai ir olandai, ir prancūzai, švedai, suomiai, italai, daug kalbų yra. Mačiau tokį piešinį, kurį nupiešė, tik dabar nepasakysiu, kurioje šalyje, lietuviai, vaikai iš lietuviškų šeimų. Jiems reikėjo nupiešti gražiausius žodžius, lietuviškus, perteikti piešiniu. Tai ten buvo ir mama nupiešta,
ir gandras nupieštas, ir vėliava, dar kažkas. Ir žinot, koks buvo. Ir po to, kai paaiškėjo, kad vienas gražiausių lietuviškų žodžių vaikams yra sliekas. Neteko girdėti tokio dalyko. Atrodytų, mums tokie visiškai net nepagalvotume, bet gali būti. Galbūt, čia, žinot, yra tam tikras psichologinis momentas, kai jie mažiau girdi tos kalbos arba daugiau bendrauja kita kalba kasdienybėje, gatvėje, su draugais ar dar kažkur tai. Ir va tie lietuviški žodžiai tada kažkaip kitaip galbūt net skambėti pradeda. Gali būti toks momentas? Gali būti. Pavyzdžiui, tokių retesnių žodžių kartais net pažįsta. Tekste buvo, pamenu, mažesniesiems žodis kupstas. Kiti klausia, kas tai yra. Bet yra vaikų, kurie kaip tik ieško įdomesnio žodžio. Vienas berniukas kūrė 9 haiku lietuvių kalbai ir ieškojo pavadinimo ir sugalvojo žinianešys. Tai jie ir patys taip stengiasi, jau jie žino, kad kalbos turtingumas tai ir ta žodžių įvairovė, ne taip, kad iš tuštybės, kad prašmatniau kalbėti, bet kad va taip taikliai kažkur pavartoti tą žodį. Dar privalumas yra tokio įdomesnio, originalesnio mąstymo, manyčiau, kad ir filosofijos dalykas yra privalomas. Jie ne tik tai susipažįsta su teorija, bet jie yra skatinami tada ir savo požiūrį išreikšti. Vienas pasakė taip, kitas taip, analizuoti situaciją, pritaikyti gal šių dienų pavyzdžių, o ką tu pats mąstai, ką rodo šis gyvenimas. Kam tu pritari, kam nepritari, koks tavo požiūrio kelias būtų. Tokių įdomybių yra tame darbe ir aš jaučiuosi ir reikalinga, ir sava, ir man smagu, ir mylinti, ir mylima. Iš tikrųjų, tas šiltas ryšys yra pirminis sąlyčio taškas mokytojo darbe. Tarp mokytojo ir vaiko, ir kartais privalumas, kad kai kurios klasės ne per didelės, tada tas priėjimas individualesnis. Nuo 15 vaikų iki 25 turime klasėse. Jūs esat pasakius, visuose mano pedagoginiuose keliuose draugė su manimi keliauja Lietuva. Mano palydovė, bedramintė, įkvėpėja, godėja, apšviečianti mintį bei žingsnį. Tai suprantu, kad jums pačiai yra Lietuva, gimtinė, šalis, kurioje gimėte, užaugote, labai svarbi. Be abejo, svarbi ir aš daug ko dar nepažinusi joje. Ir aš, pavyzdžiui, niekada nebuvau, aš esu žemaitė, niekada nebuvau buvusi Rokiškyje. Ir viena kolegė yra iš Rokiškio ir prieš keletą dienų važiavau pažinti to krašto ir pats pasigrožėti pačiu Rokiškiu, langinėmis, dvaru, bažnyčia. Ilzenbergo dvaras, šalia Gačionių dvaras ir architektūra ir šiaip tokių gyvenimų, kaip Aukštaitijoje atrodo žmonės, aplinka, lygumų kraštas, Grikių laukai. Iš tikrųjų yra daug dalykų, kuriuos verta ir čia pamatyti, pažinti. Visada esu tokia smalsi, gal todėl ir užsikrečia mano mokiniai tokiu smalsumu. Pasakojat po to, ką pamatėte, aš suprantu, kalbatės. Mes visi dalyjamės ir aš ieškau įvairiausių konkursų, tikriausiai nesumeluosiu, kad daugiausia konkursų dalyvauja būtent mano mokiniai, jeigu mes net visą tą didžiulę mokyklą paimtumėm, neskaičiavom niekas, bet lietuvių sekcijoje mes, kai registruojam savo veiklas, iš tikrųjų gal ir dalykas dėkingas lietuvių kalba, kai atrandi įvairiausių dalykų, bet vaikai moka daug ir užsienio kalbų ir gerai moka, tai aš suaktyvinu juos ir vertimų konkursuose dalyvaujame, kur Lietuva organizuoja, bet yra ir Europos komisijos vertėjų sąjunga organizuoja. Euroklasika, aš su Vilniaus universitetu palaikau ryšius kaip anksčiau, kad buvau ir išlieka tie tokie pedagoginiai draugiški ryšiai. Tai klasikų asociacija. Įvairia kalbių tyrimų centro dėstytojai buvo pas mus pernai atvykę. Irgi stebėjosi, kaip gražiai vaikai kalba lietuviškai. Visi galvoja, kad prastokai bus. Bet aš sakau, mūsų situacija yra
tokia dėkinga, kadangi tai yra formalus ugdymas, tai yra egzaminai ir egzaminų daug, 9-okai jau B-testus turi tokius ilgus, didesnės apimties, 10-okai, 11-okai, 12-okai kas pusmetį laiko egzaminus ir daugybės dalykų. Tai jūs dar kartą ir pakartojate, iš tiesų jūsų situacija, jūsų mokykla yra išskirtinė tuo, kad ten tiesiog nereikia, kaip sakyti, daug stengtis, kad išlaikyti tą lituanistinį švietimą. Bet tikrai, ko gero, ir tos nuomonės, kurios jūs sakot, kad girdite, kad gal iš karto tokia netgi, kaip čia pasakyti, išankstinė nuostata, kad jeigu vaikas užsienyje mokosi ir kokioje nors 6-dieniniai mokykloje, tai prastokai, ar ne? Tai matyti yra kažkokios problematikos šiek tiek ir tikrai labai daug ir Lietuvoje diskutuojama, ar pakankamas dėmesys yra lituanistiniam švietimui, ar mes teisingų kelių einam, kur dar galėtume pasistengti, galbūt kažkur padaryti tam tikrus žingsnius, kad dar labiau sustiprinti būtent šitą kryptį. Kaip jūs visą tai matot iš savo perspektyvos? Aš esu labai dėkinga mūsų švietimo, mokslo ir sporto ministerijos užsienio lietuvių skyriui, kur būtent ir yra organizuojamos tos visos veiklos, išgirstamas ir atgalinis tas mūsų grįžtamasis ryšys. Paprastai įsiklausoma į visus prašymus, gal ne 100% jie vykdami. Mes gaunam vadovėlių knygų, mes gavom lėšų, išsileidom savus vadovėlius kaip ir Chrestomatijas, nes ten nenusipirksi lietuviškos knygos. Tai iliustruotas mūsų mokinių darbais ir citatom kokiom nors. Tai užsienio lietuvių skyrius ir leidžia projektus rašyti ir mes galim pasikviesti menininkus, mes galim būti arti Lietuvos. Mes dabar Čiurlionio metai į Lietuvą atskrisim su grupė mokinių, kad būtent šis Lietuvos kultūros perlas būtų jiems artimiau žinomas, ne tik iš knygų. Bet kaip jūs manote, Audronė, kaip žmogus, kuris visą gyvenimą su ta lietuvių kalba, ar ne? Ką dar galėtume padaryti visi? Taip yra, kaip jūs ir paminėjot, organizacijos, institucijos, kurios dirba tą kryptimį, ar ne? Bet ką dar būtų galima, jūsų manymu, kaip dar būtų galima pastiprinti tą lituanistinį švietimą, kaip iš mokytojo pozicijos jau dabar klausiu, tokios iš mokytojo perspektyvos, kad tikrai mes didžiuotumėmės, kad štai labai mums čia viskas neblogai sekasi šitoje srityje. Aš galvoju, kad jeigu kalbu apie savo darbo vietą, apie mus lietuvius mokytojus, kad mes kiekvienas stengiamės kažkokią degti tą liepsnelę, kad mes džiaugiamės, kad esam lietuviai, esam tarp kitų europiečių toje mokykloje ir lygiaverčiai, ir ar didelė ar maža šalis tai neturi reikšmės, kad mes visi esam žmonės ir tokioj tolerantiškoj, daugiakultūriai aplinkoje būdami, išliekam dar savimi, mes rengiame ir kiekviena tauta savo kažkokius renginius, kviečiamės kaimynus, ar visi kartu ir nešasi savo vėliavą, ženklelius. Mes švenčiam vasario 16, kovo 11, mes išeinam prie mokyklos ir visos ES vėliavos, mes keliam savo vėliavą, giedam himną. Ateina ir mokyklos administracija, Latvija, tai visada ateina kartais ir kiti, jeigu yra galimybė ten kitiem pamokos. Aš manau, kad jeigu pats degi, tai ir kitam šalia esančiam šilčiau. Ir kai šilčiau, jis irgi užsidega tą idėją, tą mintimi. Ir kiek tos atributikos ir tie vaikai namuose turi, ir tos šeimos, ir jie atsineša, ir visi, kad matytų, kad tą dieną čia lietuviai kažką švenčia. Bet ir mes mokytojai, ne tik tai vaikai, mes mokytojai irgi darome tokius bufetus, savo kolegas vaišinam, apie 200, sakykime, vidurinės mokyklos mokytojų. Nebūtinai, kas ten labai senoviška buvo, bet kas dabar populiaru Lietuvoje, vis tiek tas maistas kažkoks kitoks, ten visada baltą mišrainę kokią darom. Kažką parsisiunčiam iš Lietuvos skanėstų kažkokių, tai ir kolegas pavaišinam, kolegos stebisi, tai kiek jūs ten tų nepriklausomybių švenčiate. Kitos tautos gal tiek skausmo, tiek tokios įnirtingos kovos už laisvę nepatyrusios, ten švenčia karalių kokius tai gimtadienius. O mes visada, daugiausia tai tokia
pagerbėm tos kovotojus už laisvę kažkokios. Kodėl mes taip džiaugiamės, kad esam laisvi? Todėl, kad kažkas pasistengia ir dėl mūsų, ir mes turime tai išlaikyti. Ir tie mūsų mokiniai, manyčiau, kad tikrai supranta tą idėją. Ir juo labiau, kad visos Europos diplomatinės tarnybos yra ir tėveliai dirba tą darbą. Ir jie kartais patys dalyjasi, ką girdėję. Visada stengiamės dalyvauti, va šiemet masiškai priešnekino Europos egzaminas, mūsų konstitucijos egzaminas. Ir atgal į mokyklą yra toks projektas, galima politikus pasikviesti į mokyklą. Ir ypatingasis ambasadorius atvyko ir klausė, gal aš galėčiau kažko jūs paremti, prisidėti. Ir aš taip galvoju, gal geriau būti kukliai, nieko neprašyti. Bet jeigu žmogus siūlo, vadinasi, jisai ir gali. Tai aš paprašiau bent 30 konstitucijų. Kada ruošiamės konstitucijos egzaminui, tai galima duoti mokiniams, parsinešti, paskaityti, nes per pamokas kartais visko negalima apriepti. Tai va taip ir džiaugiuosi, kad kaip pats kvieti, ką nors ir žmogus ateina ir jisai mato, kaip mes gyvenam, kad kažkaip džiaugiamės tuo, ką turim ir ką patys sukūrėm ir ką gaunam ir pasiūlo tą pagalbą ir yra, tai irgi paskata tokia, kad puoselėti savo tas kultūrinės šaknis ir tas augantis žmogus, jis toks irgi savaip subręsta, tas tikras lietuvis ir nesvarbu, kurioje erdvėje jis yra, jis tada jaučiasi esąs lietuvis. Paskutinis klausimas, Audronė. Jums šiemet paskirta lituanistinio švietimo mokytojo premija. Ką jums tai reiškia? Visų pirma, be abejo, tai toks buvo jautrus momentas, kai man buvo perduota ta žinia. Paskui toks, nemoku pasakyti, toks jautraus dėkingumo momentas, nes mano inspektorė pasakė, kad net pirmą kartą 2 institucijos pasiūlė kandidatūrą, tai mano mokykla ir Lietuvių kalbos draugija. Tai tada ateina tas dar toks ir kuklumas, ar aš čia tikrai tiek daug kažką padariau, ar ir tiek vertingo padariau, juk ir kiti žmonės daro. Bet paskui pradedi galvoti, tai reikia tuo džiaugtis. Bet iš pradžio toks kažkoks jaudulys, jautrumas, paskui reikia tuo džiaugtis, vadinasi, aš esu teisingame kelyje. Toj vagoj, kurią kažkaip ariu, žemaitiškai, tokias mūsų tos tvirtos dainos yra užsispyrusi, kaip žemaitė esu, bet taip tą pozityviąją prasme, kad vadinasi, aš viską gerai darau, reikia stengtis taip ir toliau, ne mažiau, ne prasčiau, kad tai yra verta tęsti, tai yra tęstinis projektas. Tikrai taip. Su tuo jūs ir sveikinu. Dėkoju. Ir tai buvo Audronė Aniulienė, Briuselio 2 Europos mokyklos lietuvių kalbos ir filosofijos mokytoja. Ta pati. Ačiū Jums už pokalbį. Ačiū ir Jums. Dėkui. Ir sėkmės didžiausias. Dėkui. Ačiū. Ir Jums.